Sveiki, mielieji, sveiki, brangus YouTube prenumeratoriai, sveiki, TikToko sekėjai. Na, ateinu su tema, įdomi tokia tema, santykių tema kalbėsime, bet viskas apie jį bus. Viskas apie jį šiandien, kas vyksta jūsų vaikino vyro gyvenime. Tiesiog apie jį, koks jis pasižiūrėsime, apie jo norus, apie jo darbą, kas vyksta, ką galvoja apie jūs, ką jisai vertint pradeda, gal kažkokie pokyčiai keičiasi, mielieji, pas jį. Tai va, pasižiūrėsim tokį kortų skaitimą, viskas apie jį šiandien. O aš ką noriu pasakyti, mielieji, laimės nėra išorėje. Laimė žmogaus viduje, viskas viduje. Išorėje dar taip nebuvo, kad išorė atneštų laimę. Taip kad, va taip va. O kas nedaro sprendimų, sprendimo nedarimas, nu irgi neprives prie laimės. Poros skiriasi tos, kurios tenkino save išoriniu malonumu, kūną tenkino ir ieškojo laimės išorėje ir jauti tą tuštumą. O apie sielą, mielieji, kas pasirūpins sielą, apie sielą niekas nežinojo ir pradėjo daugelis eiti tą pažinimo kelią, nes nuo išorės malonumų siela nešvietė, kas tenkino ego, netenkino sielos ir žmonės tą pajautėt ir jūs daug kas pajautėt. Taip, kad niekas netaps laimingais, kol neatliks didelio darbo su savimi, transformacijų, kol nepraeis, kol nepažins savosios sielos, nepajaus savojo aš, mielieji. Taip, kad bendraukite su mylimais žmonėmis, su savo žmonėmis, su bendraminčiais, mielieji, ir daugiau pasitikėkite savimi, nes nepasitikėjimas savimi randasi iš santykių su kitais žmonėmis. Menkavertiškumas atsiranda netgi iš santykių su priešinga lytimi. Nepasitikė labiausiai tie, kurie priklausomi nuo santykių su kitais žmonėmis. Tokie žmonės gyvena dėl kitų žmonių ir atsiranda tada baimė netikti, neįtikti. Pilnatvė, mielieji, tik savyje, kurkit tą pilnatvę savyje. Tau pačiam turi būti su savim faina ir smagu. Kurk pilnatviškumą savyje, kad būdamas vienas nesijaustum vienas, stiprybės niekur. Nėra tik tavyje. Ir jeigu yra puikų žmonės, savimi pasitikintys, reiškia ir tu tai gali. Bazinis modelis yra visų vienodas. Ir į tą modelį įeina visi priedai. Reiškiasi, jie neatskleisti tie priedai. Užgniaužti, reikia atgniaužti, mielieji, kam nepavyksta, ateikite pas mane. Į kortų skaitimus atgniaušime, būsite labiau pasitikinti savimi. Tiesiog išeisite iš to menkavertiškumo, mielieji. Tai va, išsiugdysi pasitikėjimą savimi, pasižiūrėsi kortomis, kas tenais vyksta, mielieji, su tavim. Tai va. Nu ir žiūrėkime viskas apie jį, kas vyksta jūsų vaikino gyvenime, mielieji. Apie jį. Jis, kas čia vyksta su juo, mielieji. Jo charakteris, jeigu tiks pradžia, tiks viskas. Apie jį. Pasižiūrėkime. Jeigu tiks pradžia, tiks viskas. Pasižiūrėkime apie jo norus. Jo norai, ko jisai norėtų, kasgi čia per norai pas jį yra, ko jisai nori į savo gyvenime. Jo norai, ko jisai aplamai nori gyvenime, jo norus pasižiūrėkime. Pasižiūrėkime apie jo darbą, kas ten darbe vyksta, kaip jam sekasi darbe. Ką galvoja apie jūs, pasižiūrėkime. Apie jūs ką galvoja? Mintys apie jūs, kas jūs jo gyvenime. Ką jisai galvoja apie jūs? Mintys apie jūs. Pasižiūrėsime.
Ir ką dar mes galim pasižiūrėti, kaip jisai pradeda, gal kažkokie pokyčiai pas jį vyksta, ką jisai vertint pradeda, kokios pas jį vertybės atsiskleidžia, kas pas jį keičiasi, pasižiūrėkime. Štai toks kortų skaitimas. Na ir pradėkime, mėlyje, jis, kas čia toks pas jūs per vaikinukas. Štai, mėlyje, jeigu tiks pradžia apie jūsų vaikiną, galėsite žiūrėti visą kortų skaitimą. Čia matome nuostabų buivolą, tokia stiprybė, stiprumas, galia. Ką nori pasakyti ši mėlyje korta? Taip, kad čia vyrukas, sako, visata juo pasirūpina. Jisai jau pradėjo gauti ženklus iš aukštesniųjų, iš visatos. Vyrukas toks stiprybės gauna iš palaikymo iš aukštesniųjų, bendrauja su aukštesne jėga, mėlyje. Labai smulkmeniškas buvo vyrukas. Labai kreipė dėmesį į smulkmenas šitas vyrukas. Labai dėmesys buvo į smulkmenas. Ir jisai dabar išeina iš to tokio, pamiršta tas smulkmenas, keičiasi vyrukas. Keičiasi transformacijoje ir tas transformacija vyksta, jį į grožį transformuoja. Estetas vyrukas, patinka grožis vyrukui, transformacija labai graži, sielos vyksta jo šiandien. Oi, kur čia, kas čia transformuojasi? Nu, jisai daugiau žiūri ir stebi, jis paėmė stebėjimo poziciją, galite turėti santykius per atstumą, labai darbštus ir jisai sako, mano darbo bus vaisiai saldus. Taip kad vyrukas sako, mano gyvenimas dar tik tai įsibėgėja, štai mėlyje. Jo, ir jisai reiškiasi dabar laikas, sako, pradėti mąstyti protingai, kažkur dariau klaidas, dabar sako, aš suprantu ir suvokiu, kur aš daleidau klaidas. Laikas atėjo mąstyti protingai. Atgaila kažkokia, sako, atgailaut gali jisai, atgaila garantuota šitam žmogui. Gali būti ir interneto žvaigždė, jūros žvaigždė čia krenta, mėlyje. Ką nori pasakyti? Jisai atveria savyje begalinės galimybės, suvokimas pasikeičiasi. Transformacijoje vyrukas, mėlyje. Ir labai gražioj vilkas. Vienišas toks kaip vilkas, vilko dvasia. Sako, dabar jisai tą žinias paverčia išmintingai, žinias naudoja išmintingai ir tai, ką žino, naudoja teisingai, nepažeisdamas, neperžengdamas visatos įstatymų. Keičiasi vyrukas, suvokimas pasikeitė pas šitą vyruką jūsų. Magiškas be galo, gali traukti vyruką su savo magija ir kitas moteris. Toksai magiškas ir valymas vyksta jo gyvenime. Šiandien jisai valosi. Valymas vyksta. Jisai nori būti dosnus, pilnas dosnumo, eina į tą tokį dosnesnį save. Jo, valosi. Ir ši korta sako, laikas paleisti, jisai tokiam kaip paleidimo procese, tai kas nereikalinga, praeitį paleidinėt gali, valosi vyrukas, valosi nuo menkavertiškumo, nuo kažkokio tokio blokų, nuo užgniaužimo savęs. Neatsiskleidė pilnai kažkur, reiškiasi, tai jisai užgniaužęs buvo savyje, gal kaukės dėjosi, tas menkavertiškumas gal atsiradęs buvo iš kažkokių kitų santykių, mėlyje, nepasitikėjimas. Ir jisai gyvena čia ir dabar, mėgaujasi dabarties momentu ir laisvę. Labai laisvės mėgėjas vyrukas, tokios laisvės nori. Ir tas, sako, yra tiesa. Jisai pradeda jausti, kas yra tiesa. Kur yra tiesa? Sako, meilė visur, meilė tai aš ir esu ta meilė. Išmintingėja vyrukas, štai tiek galiu pasakyti su šitom kortom. Jeigu tinka vyrukas, jaučiate širdimi, kad tai jūsų vyrukas, pasižiūrėkime, kodėl tu čia taip keitiesi, kas čia įtakos turi tokiems tavo pasikeitimams. Kasgi čia taip įtakojo, cikliškumas kažkoks tai buvo pas jūs gyvenime.
su šituo vyruku. Ciklais vyko. O ką tai sako Hekatės kortų kaladės, va tas cikliškumas, sako, tai judesio ir energijos korta ir mūsų keliai nėra linijiniai, jie kartojasi. Gyvatiška rato energija gali paskatinti transformaciją. Štai, mėlyje, jisai randasi transformacijoje. Nusimeta seną, kaip gyvatė numeta odą. Korta sako, jisai peržiūri visus įpročius, kurių jam reikia atsikratyti ir klausia savęs, kokias aš pamokas išmokau ir kokias man dar reikia išmokti ir į kokias žinutės reikia kreipti dėmesį. Jisai dirba su savimi, šaunuolis vyrukas, jisai matot, kas čia darosi. Ši korta sako auka, jisai jautėsi toks kaip auka, sako, jisai galvoja, ką tektų paaukoti, kad pagerintų save ir savo aplinkybės, ką jam reiktų gyvenime paaukoti. Ir pradžios krenta, jaunatis atveria potencialą viskam, kas laukia ateityje. Jėgos pilnas žmogus, jėga jam duodama, planuoja svajones įgyvendinti. Nes mėnuliui didėjant didėja ir šito vyruko galia. Kažkas tai bus nauja, šviežia, galia kils. Ir jisai ieško galimybių dvasinių, tobulėjimui, ieško atsakymų ir sako, pas mane jau dabar laikas atėjo veikti, o nesėdėti. O kodėl čia tavo toks požiūris keičiasi, transformacija keičia tave iš pagrindų, kas čia vyksta, kodėl tu toks? Sako, sunku man buvo, nes aš turėjau daug nepasitikėjimo savimi, negalėjau prisimti atsakomybės už santykius, nes aš labai turėjau daug menkavertiškumo. Šiandien aš dirbu su savimi, jaučiu save, savąją tą sielą. Labai daug turėjau nepasitikėjimo, buvau priklausomas nuo santykių su kitais žmonėmis. Dabar keičiuosi, mano energija keičiasi, aš noriu būti laimingas, patrauklus vyras ir kurti pilnatvę savyje. Kad būtų man pačiam su savim faina ir smagu. Aš noriu pilnavertiškumą kurti savyje. Aš noriu būti laimingas. Dėl to ir galvoju apie savąją imperatorę, moterį, su kuria noriu kurti laimę. Bet pirmą man reikia įsiugdyti pasitikėjimą savimi. Aš darbo įdedu ir dirbu, ir darbe vyrukas dirba, ir projektus gali dirbti, bet sako, labai daug gavau pamokų iš praeitų visokiausių santykių ir iš šių santykių aš labai daug gavau pamokų savo gyvenime, nes pas mane buvo viskas velniška, velnis viską buvo perėmęs, aš buvau toks kaip marionetė, aš net nepasitikėjau savimi, vyrukas sako. Sako, mūsų žmonių bazinis modelis tai vienodas, aš matau savo draugus, kad jie irgi pasitikė, puikus gali, bet pas mane aš buvau išderintas, pas mane nebuvo vieningumo, nebuvo priedų į tą bazinį modelį, aš tiesiog neatskleidžiau savęs, aš gniaužiausi, man baisu buvo, o kodėl? Jisai bijojo netgi stiprių moterų, dabar jisai bėga pasitikti savąją moterį, ateitį paleidžia, praeitį mylėjai. Čia vyrukas, štai ką aš ir sakiau, sako, bazinis modelis yra visų vienodas, į tą modelį eina visi priedai ir reiškiasi, tu neatskleidėjai, tu net gniaužiai, jisai kaip suvaržytas, gniaužia, gali būti ir menkavertiškumo buvo labai daug, nes atsirado iš kitų santykių čia. Nepasitikėjimas savimi, mėlyje, randasi iš santykių su kitais žmonėmis, nepasitikėjimas labiausiai tie, kurie priklausomi nuo kitų santykių. Niekas netaps laimingais, kol neatliks didelio darbo su savimi, nepraeis tos transformacijos, ką šitas vyrukas praeina ir jis pažindinasi su savaja siela ir išeina iš programų. Labiausiai, kur tu strigai, pasižiūrėkime, rodo, kad toksai nepasitikėjimas buvo savimi. Griuva visas senas stereotipai, seniai jisai, kuo tikėjo anksčiau, tas jau pasirodė netiesa, seni stereotipai griuva.
meilė šansui, nori irgi tyros meilės, iš tyrumo vyrukas. Labiausiai tai menkavertiškumą šitam vyrukui pakišo koją, nes jisai sako, ojojoj, aš gal neverta šitos moters, o iš ko atsiranda menkavertiškumas? Iš santykių su priešinga lytimi. Iš santykių gal ir reikia kažkur pasportuoti vyrukui, kažkur tą tokį kurti, tą reiškiasi kurti pasitikėjimą savimi, išsiugdyti pačiam. Labai daug nepasitikėjimo savimi ir jį sugniuždė. Va dėl to tai šiandien žmogus keičiasi, jaučia visatą, kreipiasi į aukštesnesias jėgas. O toks vyrukas sako, aš noriu atsinaujinti, atsinaujina ir nori laimės. Ir jisai galvoja, kad po širdies sudaužimo, po liūdnumo bus laimė, nes labai daug va to nepasitikėjimo savimi. Ir poros skiriasi tos, kurios tenkino save išoriniu malonumu, kūną tenkino ir ieškojo laimės išorėje. Ir galėjo jausti tuštumą, o apie sielą nieko nežinojo ir čia žmogus pradėjo pažinimo kelią eiti, pažinti save. Nuo išorinių malonumų siela jo nešvietė. Kas tenkino ego, netenkino jo sielos, jam už tai ir skauda. Jis pradėjo jausti, jo širdis pradėjo atsiverti, pradėjo atverinėti vidinį vaiką. Va, štai pradėjo kelią tą eiti, pradėjo laimės ieškoti ne išorėje, o savo viduje. Va, kas atsitiko. Ir jis dabar yra laukime vyrukas. Taip, dirba su savimi, jisai pasiruošęs ir santykiuose toks dirbti. Štai, iš iliuzijų išeina. Eina transformacinį kelią, liūto avino arba šaulio ženklo moteris galite būti. Vat kame čia reikalas pas jį yra, mėlėjai. Dabar pasižiūrėkime apie jo norus. Jo norai. Ko jisai aplamai nori gyvenime šitas žmogus? Jo norai. Transformacija. Štai pasidėkime. Stiprėja vyrukas. Kažkokiai naujai pradžiai ruošiasi. Jo norai. Ko tu labiausiai nori? Nori pereiti į kitą etapą. Nori šanso, bet dabar šanso nemato kažkur. Daug darbo yra, žmogus pervargsta, gal tuos darbus kažkokius dirba ne visai savo. Pasižiūrėkime, mėlėjai. Ko tu dar labai nori? Nori eiti į priekį šitas vyrukas, galvoja apie ateitį, nori pereiti į kitą etapą. Apie norus. Nori stabilumo vyrukas. Jisai, kur anksčiau nematė šanso, jisai dabar jau pamatė šansus. Jis čia nematė šanso, o kur tu nematė šanso? Taurių karalius nematė šanso, šiandien šansus visus pamatė. Su žemės ženklo moterimi nematęs buvo anksčiau šansų, šiandien tuos šansus pamatė. Jisai visai kitaip pradeda galvoti, taurių karalius. Santykiai per atstumą. Apjungia jau ir dvasinį, ir materialų į pasaulį, ne vien tik tai išorė. Taip, kad su juo tikrai visata, mėlėjai, su juo aukštesnėji ir čia pokyčiai poroj bus. Keičiasi vyrukas, mąstymas keičiasi, jisai pradėjo suprasti, kas yra Dievas, kas jo siela, suprato, kas jo tenkino ego, paviršius netenkino sielos, jo siela nešvietė, buvo užgniaužtas, va toks atsigniaužė vyrukas. Taip, jisai laukia. Nori susitikti su jumis, va ko nori. Nori susitikti su moterimi, kurie yra visas pasaulis, kurie atvėrė akis ir jį tiesiog pakeitė. Nes čia vyrukas po susitikimo su jumi, jisai jau toks nebus kaip anksčiau, pas jį yra transformacija, jisai nori gausos, nori šeimos. Labai vyrukas. Štai ko nori, jo norai, mokosi čia vyrukas, santykiai pastrigė, jisai mokosi, jis pažas, mokosi to dvasingumo, čia kažkas tai užvedė ant kelio iš merginų į tą dvasingumą, jisai eina, domisi, jūs čia turite santykius pagal likimą, mėlėjai, pralaužt nori tą savąjį ego, tą puikavimąsi. Taip, mėlėjai, čia pas vyruką labai charakteris toks sudėtingas yra. Nori bendrauti su mylimai žmonėmis, kas iš širdies, vat kas čia pas yra. Jo, išsiugdyt nori pasitikėjimą ir keliauti pas mylimą moterį, nes pas jį buvo gyvenimas su suktumai, su apgaulėm, visas šitas neveikia su jumis, jis jau nenori su suktumai, su apgaulėm, su hitrumu, su kaukėm,
Jis nori su tyrumu, su saule, labai daug ego. Pradirbinėja šiandien vyrukas savąjį ego, kardų karalius, oro ženklo vyrukas, vienišas, išmintingėja, atsitraukęs nuo išorinio pasaulio, nori eiti į priekį, nori pokyčių. Jūs pagal likimą žemės ženklo vyrukui nori naujos pradžios. Bet labai nelengva, labai sunku, nes širdis tai sudaužyta, labai daug. Reikia padirbėti su širdies plotu, mėlyjei, čia atstatyti, išsiugdyti pasitikėjimą vėl gyvenimu ir savimi. Nori meilės jau iš tyrumo, o ne iš suktumo ir apgaulių. Labai stipri esate moteris. Krizės buvo įvykę, vyrukas čia meldžiasi, kad viskas būtų gerai, nes buvo pas kažką, čia ir taškas padėtas, mėlyjei. Vyrukas dirba, eina į darbą, tikrai galvoja apie jūs, nori tos šeimos, bet papuolė į aklavietę pats dėl savo charakterio, mėlyjei. Štai šiandien jau mato jisai šansus ir tokie jo norai. Pasižiūrėkime apie darbą, kaip jam darbe sekasi. Pergalė, vyrukas eina į darbą, va toks jisai ten jaučia malonumą, ten yra pergalė darbe, jam sekasi, jisai va toks daugiau materialus buvo, va toks reiškiasi darbaholikas, kovos vidinės vyksta, gal su kažkuo tai ir išoriškai darbe apsipykt galėjo žmogus, bet vidinių daug kovų buvo pas šitą vyruką. Pasižiūrėkime, kaip jam darbe sekasi. Toks pergalės norėjimas, lyderis vyrukas, jisai va toksai, jam materialus pasaulis yra labai svarbus šitam vyrukui. Dabar jau ir pradėjo dvasinis pasaulis dominti, ne vien tik tais materialus. Nes jis daugiau santykius kurdavo iš pagudravimo, iš naudos, iš chytrumo, o čia su jumis reikia iš tyrumo, iš tiesos, iš teisingumo. Pažas monetų dirba vyrukas. Dirba jisai ir galvoja apie savąjį damą. Dirba ir jisai čia nepasiduos. Kovos dėl jūsų vyrukas. Ugninga moteris esate. Taip, labai stipri, suvaldžiusi jo charakterį, stiprų drakoną. Čia moteris drakonus valdanti, mylima moteris taurių karalienė, kuri galėjo išeiti iš šitų santykių. Taip, kad vyrukas eina į darbą, dirba, nutikusi aklavietė santykiuose, jam tą tokį duoda savo irgi. Jo, dideli pokyčiai, jį kviečia visata negyventi iš knygutės, ne vien tik eiti į tą materiją, bet žiūrėti ir dvasinio pasaulio. Taip, kad vyrukas meilėje tikrai jūs prisimena ir darbe nerimsta, jisai meilėje. Ir jisai dirba, nori užsidirbti, pas jį dideli ateina pokyčiai ir viduje, ir išorėje dabar pas vyruką. Taip, kad vyrukas darbe apie jūs galvoja. Sako, aš įdėjau savo darbe su moterimi daug darbo. Ir dabar laukiu rezultato. 7 monetų. 7 monetų. Mat, čia sako, aš padirbėjau, jisai sako, aš įdėjau darbo. Santykiuose ir laukiu rezultato. Ir jisai galvoja apie meilę. Svajoja, galvoja apie meilę darbe. Velniška tokia trauka. Taip, kad jisai sako, kad vat velnias ir pakišo koją, vat tas ir buvo gudrumai, suktumai, neištyrumo dėl velnio, dėl velniškų tų prisirišimų. Taip, kad taip, meiliai pakišo koją velnias, jo velniški šitie dalykai, priklausomybės visokiausios. Nepasitikėjimas savimi velnias atnešė šitą. O vyrukas myli, jisai ir darbe apie jūs galvoja. Dirba, eina, dirba, toksai lyderis, nori darbe pergalės, va toks materialinis pasaulis labai jau jam svarbus. Pasižiūrėkime, ką galvoja aplamai apie jūs. Ne vien tik darbe, bet aplamai apie jūs. Čia galėjo dar vyrukas ir kovas atremti darbe, su kažkuo kovoti. Pasižiūrėkime, mintys apie jūs, nori pas jūs atvykti, galvoja apie jūs. Jo, galvoja, kad su jumis čia nepavyks iš chytrumo, iš apgaulių, iš va to tokio, čia tik su tyrumu pas jūs galima atvykti. Jis suprato, kas jūs per moteris. Jisai galvoja apie jūs, ką tu galvoji apie moterį. Jisai suprato, kas jūs per moteris, kad su jum reikia eiti iš tyrumo.
Daug menkavertiškumo, iš karto sakau, labai daug užgniaužtų dalykų. Čia galėjo būti menkavertiškumas atsirasti iš santykių su priešinga lytimi. Pasižiūrėkim, ką galvoja apie jūs. Nori tikslo pasiekti. Jūs dar nepabaigti čia santykiai su jumis. Reikės santykius užbaigti. Gali eiti klausti pagalbos, sąmoningumo mokytojų, psichologų dėl savo šitos situacijos, mėlėjai. Nes labai daug nepasitikėjimo savimi. Ir čia tikrai radosi iš santykių su priešinga lytimi. Ir jisai pamatė, kad netaps laimingas, kol netliks didelio darbo su savimi, kol transformacijos nepraeis ir šitą visą eina. Apie jūs ką galvoja? Kad jūs stebuklas, kada jūs esate šalia, nori jisai kurti stebuklus, kad jūs jo sėkmė ir pasisekimas, kad jūs jo laimė, kad jūs jo palaima ir laimė. Ir klausia, kodėl moteris atėjo į mano gyvenimą. Na, galvoja, kad jūs pagal likimą ir priverčiate dirbti, klausti, dirbti su savojo vidumi ir kad tų santykių, sako, kurie buvo, jau nebus. Iš velnio pastatytų santykių nebus. Jisai svajoja apie jūs, griūtis įvykusi čia yra, jisai eina į šviesą vyrukas. Valymas vyksta, dėl to čia pas jį nelengva padėtis ir vyruko mąstymas keičiasi, jis kaip anksčiau galvojo, kas yra tiesa, jam dabar viskas sugriuvo, visas jo pasaulis tas senas. Tai mėlėjai, čia šitą vyruką nuo išorės malonumų jisai mėgautis galėjo, bet pamatė, kad jo siela nešviečia nuo išorės malonumų, kas tenkino ego, netenkina jo sielos. Ir apie jūs galvoja, kad jūs siųsta aukštesniųjų Dievo kūrėjo ir į jo gyvenimą yra įsikišęs Dievas kūrėjas. Dabar per atstumą išdirba savąjį vidų, nes jūs esate kaip dovana. Jisai susirenka save pabirusi iš to chaoso pačio su savimi. Taip, kad išbudinate jį iš to sapno, iš miego šitą vyruką. Taip, mėlėjai. Ir jau laikas čia budintis keliasi, jisai darys sprendimą, labai teisingą darys sprendimą. Teisingų nori santykių ir vyrukas. Jau jis iš to velniško modelio nekur santykių, taika, sielos dvynių kelionė, taikos nori vyrukas ir nori pasiekti savąjį tikslą. Labai moteriška moteris, myli jūs, labai tokia moteriškumo daug pas jūs. Jo, jisai sako, aš išeinu iš ten, kur auksas, nes mano gyvenime ne viskas reiškiasi, kas buvo auksas, auksų žėrėjo, buvo auksas. Taip, kad jisai išeina iš pagudravimų. Jis kažkur galėjo nuslėpti save, parodyti gražiau negu yra. Gal ir jūs tas pats. Taip, kad čia išeiti reikia porai, sako vyrukas, iš šitų kaukių, iš netikrumo į tikrumą. Štai ir čia kaukės. Išeiti iš kaukių, atsigniaužia vyrukas vidų, dirba su sava siela. Taip, apgalvoja viską, eina transformacijas ir čia pas ką yra sunku santykiai, santykiams bus duotas antras šansas. Tai vyrukas keičiasi, santykiai nepabaigti, gali eiti pas psichologus. Apie jūs galvoja tik iš geros pusės, kad jau sutikęs jūs, jisai tokį jau nebus, koks jisai buvo prieš tai. Ką dar galvojate apie moterį? Ką dar apie jūs galvoja? Nori eiti į priekį, priverčiate vyruką eiti į priekį, jūs vyriausioji žinia, gal turėjote paslaptingus santykius, aistringai jūsų nori, jūs moteris ilgai su juos santykiuose, čia ilgai užtemtas reikalas, sako, iki laimės nepriejau dėl savo manipulacijos, dėl bėgimo nuo pačio savęs. Aš rinkausi daugiau tuštumo, o šiandien aš einu į savąją sielą, noriu pažinti save, jis dirba su savimi ir nutaręs dirbti santykiuose aštuonakė monetų. Dirba su savimi ir nes jam sunku, kas sakau, tenkino ego, tas netenkino jo sielos, jis labai daug turėjo užspaudimų ir užgniaužimų. Užblokavimų ir pirmas blokas buvo menkavertiškumas atsiradęs iš santykių su kita moterim. Dabar nori naujos pradžios, nori įveikti tą savo vidų, pralaužti tas atakas, liūto avino arba šaulio ženklo moteris ir nenori konfliktų. Vyrukas imperatoriumi reiškiasi, formuojasi, o jūs jo saulė. Kaip saulė atėjusi į jo gyvenimą ir viską pakeitėt. Išderinat viską
ir transformacijos vyrukas turi eiti. Pasižiūrėkime, ką jis pradėjo vertinti, gal kažkas keičiasi dar pas jį. Jisai pradėjo vertinti dvasingumą, vyrukas eina į dvasinį pasaulį, vyrukas pradėjo vertinti moterį žemės ženklo ir nori pokyčių su ja. Ir čia pasikeitė jo vidus. Tai tikrai pasižiūrėkime, ką tu pradėjai dar labiau vertinti. Pasižiūrėkime įdomu su šitom kortom, kas tau yra vertinga šiandien, kur tu matai vertę, ką tu dar labiau vertini šiandien. Vertina dvasinį pasaulį, matot kaip vyrukas. Švelnumo nori, atskleisti savo švelnumą. Bendrauti nori su jumis, bendravimas, kolektyvinis pas jį darbas. Mielos damos, šitą vyruką labai gyvenimas skaudžiai gėlė, sugeltas gyvenimu. Ir dėl to jisai patyrė menkavertiškumo. Dabar jisai pradėjo vertinti, reiškia, stebuklai, sako, pas mane dabar vyksta begalė stebuklų, pas jį pradėjo vykti, įsikišusi aukštis Dievas į jo gyvenimą ir vyksta dideli stebuklai. Ką dar jisai pradėjo vertinti? Sako, aš pradėjau svajoti apie savąjį pasaulį, tokį, kokio aš noriu. Kokiam man būtų gera. Aš pradėjau kurti savąjį pasaulį. Ką dar tu pradėjai vertinti, koks pas tavęs suvokimas atėjo? Aš valausi, mano dabar periodas išsivalymas. Išsivalymas iš to, kas netikra. Išeinu iš užgniaužto savęs. Ir ką jums perduoda, sako, aš išnykau, atsitraukiau nebereikalo. Prapuoliau nebereikalo. Ką dar tu nori perduoti damai? Jinai sako, yra mano gulbė. Aš einu į save, jinai mane privertė eiti kelią į save. Aš einu į save, gilinuosi. Aš ją myliu. Jinai manoji gulbė. Taip, čia, mėlieji, vyrukas pradėjo vertinti dvasinį tą pasaulį. Ir kas nedžiugino jos sielos, pradėjo jau ieškoti, eiti, gilintis, girdėti save. Ši korta sako, laikas palankus dabar yra, sėkmingas būtent dabar. Ką aš ir darau, eiti į save ir gilintis. Ką dar tu pradėjai vertinti? Na, sako, laikas... Rudojo lokio, mėlieji, korta sako, skiriu laiko savo, skiriu laiko poilsiui daugiau. Ir ši korta, dygliakiaulės, sako, vyrukas, laikas pradėti mąstyti, jau protingai atėjo. Jisai kitaip žiūri į gyvenimą, štai, mėlieji, šita korta daug ką pasako. Jisai jau supranta ir vertę santykių, savo pačio vertę. Jisai turėjo daug nepasitikėjimo, jisai dirba eina į dvasinį pasaulį, štai, mėlieji. Jo vienintelį tas pakitimas, kad jis ne vien tik materialumą dabar vertina, bet ir dvasingumą. Magiška, sako, pas mane gyvenime magija kažkokia vyksta ir čia šita moteris magiška. Vombatas, čia irgi vombatas sako, dabar aš esu namuose. Ką tu nori dar moteriai perduoti, kuri žiūri šį kortų skaitimą? Mėlieji, sako, aš noriu jai padėkoti ir aš noriu būti malonus jai. Ką dar tu nori perduoti? Už ką tu nori jai padėkoti? Kad aš dabar esu protingesnis ir protą naudoju išmintingai naudojuosi proto, išėjęs iš to velniškų visų minčių, iš priklausomybių einu lauk. Ką dar tu nori perduoti moteriai, kad jinai mano žvaigždė? Jinai mano žvaigždė, padėjusi atverti begalinės galimybės manyje, stebuklus. Ir aš, sako, stebiu ją ir žaviuosi ir laukiu. Ko tu lauki? Aš naudosiu, sako, savo dabar žinias. Aš išmintingėju nuo šitos moters. Aš jai dėkoju už išmintingumą, kad jinai privertė dirbti pagal visatą. Aš jai dėkoju, kad aš išeinu iš proto spąstų, iš širdį, iš iliuzijų visų. Aš jai dėkoju, kad aš stiprėju. Aš stiprėju dėka jos. Aš išeinu iš to menkavertiškumo. Aš dosnumo dabar pilnas. Aš visai kitoks. Štai, mėlieji. Žuvytė koj. Sako, visko man dabar užtenka. Visko man dabar užtenka, vyrukas. Pradėjo vertinti, matot, ir jūs visai kitaip eina transformacinį kelią.
Štai, brangieji, kas čia vyksta. Pasižiūrėkime dar. Ką dar tu nori perduoti moteriai? Ką dar tu nori perduoti? Čia santykiai mėlyje nepasibaigė, čia dar turės savąjį tęsinį. Ką nori perduoti moteriai per Hekatės kortas? Kad jinai uždega gyvenimą iš ta moteris, kad veda mane į pašaukimą savąjį. Ir dar, ką dar perduoda jums vyrukas? Čia yra deglai, lempos, pavaizduotos nimfos neša deglą. Aš sako, dabar pradėjau ją vertinti ir šitą moterį labai. Išlaikau jai aukščiausią pagarbą, harmoniją, kovojant su savo išorės įtakom. Taip kad, ką dar perduodi šiai moteriai? Čia, mėlyjeji, įdomi korta, sako, tamsusis mėnulis. Aš, sako, tamsiausią naktį. Pas mane tokia kaip tamsiausia naktis buvo nutikusi ir aš paleidžiu troškimus, negatyvą. Man, sako, nelengva tai padaryti, bet mano siela greičiau gyja ir augu aš dvasiškai. Aš tau tą noriu pasakyti. Sako, kas per gyvenimą jau padaryta mano, tai padaryta, bet laikas jau yra judėti į priekį. Ką dar tu moteriai nori perduoti? Čia nuostabi šita korta. Žinutė dar jums nuo jo. Dieviškumas pas mane pasireiškia gyvenime. Aš gaunu Dievo ženklus. Svarbiausia, išgirdau. Aš anksčiau to nemačiau. Ir aš esu arčiau teisingumo negu anksčiau. Pas mane dabar šiandien yra puikia intuicija, atsiveria trečia akis, pradedu jausti save. Aš girdžiu dievišką šnabždėjimą ir dieviškas tiesas. Aš net atsiveriu aiškiaregystei. Ką dar nori perduoti šiai moteriai? O, mėlyjeji, sako, aš tiesiog susinaikinimas iškrito. Titanas, Hekatės tėvas, jis labiausiai siejama susinaikinimo savoka karinė prasme. Korta sako, pas mane buvo pavojus nuo tiesiog pačio savęs. Aš labai vertinau savo gyvenime daugiau materiją negu dvasinį tą dvasingumą. Ir aš, sako, patyriau tiek daug traumų ir nuo praeitų santykių aš patyriau menkavertiškumą. Aš traumuotas ir šiandien savo traumas naikinu su pagalba, su kitų žmonių pagalba. Čia gal ir psichologų žmogus kreipiasi. Aš sėkmingai įveikiu kliūtis ir einu link svajonių. Aš dabar būsiu daug išmintingesnis. Aš žiūrėsiu į patirtį, ką gavęs, naikinu destruktyvumus savyje, destruktyves savybės ir toksiškumą, pyktį naikinu savyje ir tampu dosnesnis. Ir čia kortų gale, mėlyjeji, ši korta, magija, sako, moteris, jinai yra magiška mano. Čia pas jūs įvykusi ne vien tik tai meilė, bet tokia magiška meilė. Kortoje pavaizduota kunigė Medėja, ši kunigė puikiai meistrė, burtuose, mistiškuose. Ji, sako, darbas su energijomis. Taip kad šitas vyrukas taip pat gali dirbti su energijomis. Ir jūs, moteris, kuri dirbate su energijomis, jį pakeitėt. Jūs jį keičiate taip, kad jis deda tašką destruktyvumui. Tas, kas jį gniuždė, jisai dirba su savimi. Privertėte jį dirbti su savimi, mėlyje. Pasižiūrėkime, ką nori pasakyti runos. Kodėl čia taip vyksta pas vyruką gyvenime? Sako, jisai eis į savai pašaukimą šitas vyrukas. Va kam čia reikia. Reiškiasi, vyrukas eina transformacijas ir čia jūs atėjote nebereikalo, jūsų sąjunga yra mistiška. Dagas, mėlyjeji, tai yra kenas, yra, reiškiasi, liepsnos ėjimas į save, į savai pašaukimą. Taip, mėlyjeji, vat kas čia bus, mėlyjeji. Vyrukas eina per šios santykius į savąjį pašaukimą. Reiškia, kad trūko kažkokios tai aiškios vizijos, o dabar kena simbolizuoja liepsną, deglą. Ji nurodo tiesos švyturį, jisai eina į tiesą, į tikrąjį savąjį pašaukimą, atrasti savąjį pašaukimą.
Išaiškėja dabar, ko anksčiau jisai nežinojo, jo visiškai mąstymas keičiasi, paslaptys kažkokios išaiškėja, atsiskleidžia pats prieš save šitas vyrukas. Taip, viskas vaisinga bus. Taip, jisai turtui sėkmiai čia veda šitie nuostabus mistiški santykiai, jūs fantastiška moteris. Štai toks buvo kortų skaitimas, viskas apie jį šiandien, kas vyksta vaikino gyvenime, transformacija, mėlyjei, transformacija, ir jisai keičiasi, jisai pradėjo vertinti dvasingumą, ko anksčiau visiškai net nevertino. Štai, mėlyjei, kas čia darosi. Sudie, mėlyjei, čia buvo Sandra.